Labas vakaras. Sveiki, šerifė. Labas vakaras, šerifė. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas. Tai vat, čia susirinkot visi tie, kurie vakar jau buvo, kai kurių nebuvo, bet vakar buvo apibendrinimas lengvas. Ko nežinosi, tai mes iškart pastebėsim, kas praklausė, kas nepraklausė. Praklausė, tai ne mūsų asmeninė problema čia yra, nes buvo visiems gražiai aiškinta, viskas yra aiškiai pakankamai ir buvo pasakyta, kad reikia klausyti. Šiandien mes susirinkom, jau vakar paminėjom, kad dėl tokio dalyko kaip dabar šiokia tokia bus teorija, bus parodoma keletą situacijų, kaip turėtumėte juose elgtis, paaiškinama, kada ką galima naudoti, kada kaip reikia elgtis ir panašiai būsite tiesiog supažindinti su įvairiom situacijom. Po šiandienos antrojo etapo šito gali būti tokių, kurie negaus invite, jeigu parodys, kad neturi sugebėjimų vienaip ar kitaip elgtis situacijose arba kažko pastoviai vis nesupranta, kažkur vis suklysta, gali negauti tašės pirmosios su rūbais, su pirminiais tokiais kaip ir darbo įrankiais, tai yra tazeriu ir antrankiais. Tai gali būti tokių, tai visus perspėju iš karto, kad čia nėra tiesiog taip labai jau apleista ir taip toliau. Taip, aš ir sakiau, kad šiandien tik tai teorija, ta prasme, praktikuoti šiandien praktikuosit rytoj, šiandien viskas tik žodžiu bus aiškinama, kaip ką daryti. Ir šiandien gausite pirminius savo daiktus ir rytoj prasidės praktika. Taip, kad sakau dar kartą, visi susikaupkite iš karto, klausykite įdėmiai apie tai, ką mes kalbam. Praktika bus ne vien tik tai mokintis šaudyti su tazeriu, užgulti ant įtariamojo, sustabdyti ir kalbėti su juo. Praktikoje įeina ir fizinis pasiruošimas, tai yra, kad bėgsite krosus, taip pat darysite atsilenkimus ir įvairiai lavinsit savo fizinę būklę. Tam, kad būtumėt pakankamai pasiruošę, turėtumėt kiek ištvermės, jeigu reikės gaudyti vieną ar kitą nusikaltėlį, ko dažnai pasitaiko, kadangi labai daug kas bėga pėsčiomis, kai jau nelieka ką daryti. Todėl mes turim būti fiziškai pranašesni už kitus asmenis. Labas vakaras dar kartą. Vakar sveikinam, šiandien taip pat sveikinuosi. Kaip žinot, pareigūnai atlieka daugybę funkcijų. Ir tai įeina ir visokių nusikaltėlių sulaikymas, ir gaudynės, ir įvairios kitos situacijos. Buitiniai dalykai, buitiniai švietimai, automobilių patikrinimai, gaudynės pėsčiomis ir įvairiais kitais būdais. Šiandien tiesiog jums bus parodoma, kaip jūs turėsite atlikti vieną ar kitą veiksmą. Išsamiai nuodugniai su visais paaiškinimais. Pradėsime nuo automobilio paprasčiausio dalyko, tai yra automobilio patikrinimo, taisyklingo sustabdymo, dokumentų paprašymo ir panašiai. Išjungus transporto priemonės variklį ateina keleivis ir prie vairuotojo langelio pabarbena ir pasisveikina. Prisistato, tai yra laba diena arba labas vakaras, tai žinau, ten pareigūnas, vardas, pavardė ir pareigos. Tuomet prisistatęs paprašo tam tikrų dokumentų, tai yra vairuotojo licenzijos, draudimo dokumentų, mašinos registravimo dokumentų. Taip pat patariama apžiūrėti mašinos vidų ir tiesiog pažiūrėti, ar yra gal kokių tai neįprastų dalykų ar daiktų kažkokių, dėl ko jums galėtų kilti įtarimas. Jeigu, sakau, neturi dokumentų arba pasako, kad paliko, paklauskit vardo pavardės arba pateikti bet kokį kitą asmens dokumentą. Tuomet pagal vardą pavardę patikrina duomenų bazį, ar turi vairuotojo licenciją. Jeigu mašina yra neregistruota, autotransporto priemonė, tuomet išrašote tam tikrą paskirtą baudą. Apie baudą sužinosite vėliau. Lazerį galima naudoti tada, kai vyksta kokios nors gaudynės, tarkim, vyksta automobilio gaudynės ir
to vairuotojo automobilis yra sustabdomas ir jie dažniausiai tada išlipa ir pradeda bėgti pėsčiomis. Tada bet kokiu atveju galite naudoti tazerį, tik aišku, jį reikia naudoti normaliu atstumu. Toliau yra pipirinės dujos, kurios taip pat yra naudojamos tiesiog asmens nuraminimui, kai dedat antrankius, jeigu jis jums priešinasi arba šiaip ką nors daro, kai nededat antrankių, tai galit papurkšt jiems į akis dujų. Moralas yra tame, kad tiesiog nebūkit robokopais, va čia yra pats geriausias palyginimas iki šiol. Verčiančiai čia robotai policininkai. Jūs turit būti asmenys, jūs esat lygiai tokie patys žmonės, kaip kad, skaitykim, ripintumėt rusuose, nesvarbu, kur ripintumėt, jūs čia ripindami esat lygiai tokie patys žmonės, tik tai tiek, kad jūs einat už teisingumą ir turit daryti tvarką. Bet tai nereiškia, kad jūs esat robotai, kurie ten išvežat viskas.